nesu plateliaus prie ežerą. Ežerą pabaigo užpelkiai. Ir visai neseniai iškodams veitas, kur galėčiau nuvažiuoti pasivakščioti, sužinojau, kad miški yra molėnų trubelė. Aš prašiau tam žmogų, katras tikriausiai žino apie tą trubelį daugiau negu aš, paklausiau, ar bestuota trubelė. Ir jis mane atrašė lotynišką. Aš su Google vertėju išsiverčiau ir pasirodė, kad jis parašė mane tai pabaiga. Greičiausiai tos trubelės nebėra, bet vis tiek pabandysiu net į kitus veitas, kur ant greičiausiai buvo. Noriu net pažiūrėti iš tikrųjų, ar ant yra, ar ant nebėra. Šiandien mano pasivakščiavimas bus šiek tiek kitoks. Su mašina važiuosiu, kai karčiau tos trubelės, paskui vesiu mišku. Ir jeigu tos trubelės nebus, važiuosiu dar vieną vietą. Į Mikitų alkakalnį. Nu ko, bandykime iškoti trubelės, o paskui važiuosime į Mikitų alkakalnį. Pasilikau mašiną. Ir iš tikrųjų neradau patogius vietas pastatyti. Tai čia pakeliai pasilikau. Ir dabar pagal vis navigacijai man reikia čia kažkur pasukti. Norėjau žodžiauti čia, bet žiūriu, tai kad brailą dėdelį, tai nerizikavau. Kažkuomet buvau geras kels. Tikriausiai važiuodavau su mašina. O dabar užvertis medis. Važiuoju pagal navigaciją. Ir galvoju, kad nelabai gerų vietų sustojau. Bištų loką ėti. Bet kom padarysi. Miškį pasivakščiot vis lai gerai. Kažkoks tvenkinys. Blemba. Reikia sugalvoti kažką panulapėti. Bebrų užtvanka. Labai gerai. Kokie akmenys. Geras takėlis. Tikriausiai ant ir vedi ton. Greičiausiai įved prie tos molėnės trubelės. Svarbiausia nors kažkur rasti. Ar pamatus, ar kažkas tuokit, ar seinas laikosi. Koks grožis. Pelkė kažkokia daug buvo. Iškartėjom. Blemba labai įdomus veids. Ar tai kels, ar tai kažkas. Kapylėm supilti. Pagal viską, tai čia. Čia turėtų būti trubelė. Pagal nuotrauką trubelė turėtų būti prie aukštų medžių, nors nesimatom. Čia va ir laužavietė ir vienu nuotrauku matos, kaip jaunuolė sėdi
prilaužą ir prie patanų trubelį. Bet nesu tikrus, ar čia ta lauža vietė ir ar čia tu veitų buvau ta trubelė. Ir gali rasti visokių rekandėlių. Lauža vietė. Kažkai drabužiai. Nu kon, pasižvalgiam. Žodžiu, nieko įdomaus neradom. Einu iki mašinas ir bandysim važiuoti tolin. Ten tolumo, visai toliai, bet kažkas žyda, ar vyšnis, ar obelis. Labai įdomi. Prie mišką, sodas. Čia kaip trešnis būtų. Oho. Kadangi molėnis trubelis nebė, tai nusprendžiau atvažiuoti dar pasivakščioti prie Mikitų alkakalniaus. Labai jau aukštas kalnas. Žiūrėk, kaip gražiai atrodo. Nu kon, biškenam į tolį pažiūrėsim. Ten pakalnė turėtų būti tas Aukų šulinys. Ir paskivėsim prie Velniaus akmens. Aš čia niekur nepaklysta kelsva. Bet puikia, jeigu esi dorns, galiu orientuotis palei rudiklis. Nu, va kažkur čia pakalnė. Tai turėtų būti tas šulinėlis. Va, pakalnė ir tas šulinėlis. Apie 2 metrų skersmens piltuvų formos duobė, vadinama Aukų maldų šuliniu. Šleinius gimęs 1896 metais Mikitų kaime teigi, čia buvus apeiginė duobė, kur degindavę apiplautus mirusiuosius. Minėtai duobėje yra akmenų, gal buvusių Aukų liekanos. Pagal ankstesnių žmonių pasakojimus į tą duobę žmonės dėdo visokias gerybės dievų garbei. Gal per kamerą nesimata tos duobės? Nu gal biškį ir matos. Va visą iš akmenų išdėta tuokį. Gal į baukui apeiginė duobė. Bet kokia čia įdomybė. Blemba, vis užlait akmenim. Oho, kai įdomi. Toks jausmas, kad tos akmenys kažkas bandė nuo viršaus nuridenti. Velniakmu. Bet dydis koks anu. O. Tai pabandysim prieit arčiau.
Nu, žodžiu, šiam kartu teik. Trauku link mašinas. Važiuoju su numiai. Pasivakščiam šioks toks gavos. Gal ir nelabai įdomus, bet smalsiai aplankyti toks įdomesnis vietas. Gaila, kad nebė tos mulėnis trubelis. Labai norėjau pamatyti. Pavėlavau. Nu kun, džiaugus, jeigu pažiūrėti iki galą, džiaugus, jeigu pateka, iki kitų kartų. Žvaidžio braidį.